aišku, emociškai gal kiek ir sunku iš karto daryti pranešimą. Aš pats irgi kaip budėtojas daug metų einu į krikščioniškos gimdymo namus ir dalimi etato atlieku budėjimus. Ir be abejo, bendraujant su pacientėm irgi tenka kalbėti, tenka galvoti, ką sakai, tenka padrasinti, rasti tuos žodžius ir žodžius labai jautriais klausimais. Asmeniškai mane tą kalbos gyvinimo tame reikale, tam pavyzdį labai buvo įkvėpę irgi maždaug tais pačiais metais, kada kūrėsi krikščioniškai gimdymo dabai, tuo metu buvo ir tautos atgimimas, Vydūno idėjos, Vydūno draugija, Vydūno raštai. Ir ten pakapščius tikrai galima rasti perliukų iš tos tolimos, senos lietuvių kalbos prasminių dalykų. Aišku, tai nėra čia jau toks gilus šitos konferencijos reikalas kalbėti, bet jei turėsit laiko, tikrai, manau, skirkite dėmesio ir Vydūno palikimui pastudijuoti. Šiaip kalba yra kelias į žmogaus sąmonę. Kalba yra kultūros namai, yra mūsų mąstymo rėmai, kalba kuria mūsų pasaulį, mintis kuria kalbą, kalba kuria pasaulį, plečia jo ribas. Ir tai turi įtakos ir mūsų suvokimui, aplinkos, galų gale kaip mes matom ir kaip mes įvardinam tos pačius dalykus. Galbūt tai yra lengviau techniniuose dalykuose, kada susiduriam su fizika, matematika, chemija, kada reiškiniai aiškiai išmatuojami, pasveriami, apibrėžiami dėsniais. Tačiau, kai einam į socialinius mokslus, o tuo labiau, kai einam į kalbėjimą, bendravimą tarp profesionalų, tarp, reiškia, medikų ir pacientų, tai be abejo tikslių terminų naudojimas padeda išvengti nesusikalbėjimo, padeda išvengti klaidų ir deja turim pripažinti, kad ir tam medicinos gyvenime pilna yra žargonų, pilna yra nutilėjimų, pilna yra tokių netikslių, o kartais net ir pikta sakyti, bet iš tiesų ir sąmoningai diegiamų klaidinančių terminų, kada įvairios interesų grupės tiesiog sąmoningai į šitą jautrę ir gyvybės kultūros ir, reiškia, akušerinės pagalbos ir į, reiškia, vaisingumo, pastojimo, nėštumo reguliavimo sferą irgi įneša sąmoningai klaidinančius terminus, kurie neleidžia suvokti esmės, aišku, jautriems žmonėm, kurie tuo metu yra pasimetę, ieško sprendimų, susiduria su tuo skausmu. Ir pats tas terminas labai dažnai naudojamas netomis reikšmėmis ir kaip buvo jau pirmoji konferencijos daly sakyta, kada sakome vietoj dirbtinio apvaisinimo pagalbinis apvaisinimas, nors turint omeny pagalbą, be abejo, ten ta pagalba labai ribota, kada panaudojamos surogatinės motinystės arba ten spermos donoro atvejai. Reprodukcinė sveikata, terminas jau įėjęs dėja į mūsų gyvenimą, tai yra tiesioginis vertimas iš anglų kalbos. Ir tikrai, kaip mes bekalbėtume, bet ta reprodukcinė sveikata, tai terminas kažkur susijęs su veterinarija, su gyvūnų bandos, gyvulių bandos pratęsimu. Kodėlgi mes nediegiame ir nepopuliariname lietuvių kalbos kitų terminų pilnai, mes jų turim ir vaisingumas, ir moters sveikata, ir giminės pratęsimas, vyro sveikata, šeimos vaisingumas. Pilnai atsižvelgdami į kontekstus galime keisti šitą terminą ir nenaudoti kiekvieną progą, kur reikia ir nereikia. Tuo labiau, kada ta reprodukcinė sveikata sąmoningai peršama ir bandoma suplakti ne tik su
sveikata kaip po tokia, bet ir su sąmoningais politiniais tikslais, tokiais kaip žmonių skaičiaus mažinimas, kas jau buvo minėta pirmojo konferencijos daly, su ta populiacijos politika, Kairo veiksmų programa, kada sąmoningai priemamos veiksmų gairės tam, kad mažinti žmonių skaičių, žudyti su kažkokiais tai naiviais ir skaičiavimais, kad kuo mažiau bus žmonių, dirbtinai sumažintų, tuo atseit mums bus geriau. Na ir einama visa kontracepcijos filosofija. Labai dažnai aš ir diskusijose su studentais kalbu, ar tai čia gimstamumo reguliavimas, ar sąmoningas žmonių noras turėti norimą vaikų skaičių, o gal tai yra tiesiog ta kontracepcija kaip gimstamumo kontrolė, kuri dirbtinai metama tam, kad siekiant anksčiau minėtų politinių tikslų. Bet ir šitoj vietoj dar to reikalas nesibaigia, nes kai sakom kontracepcija, tai turim omeny kažkokį veikimą iki pastojimo, iki tol dar, kol neįvyko tas gyvybės procesas, tas apvaisinimas, bet gamintojai puikiausiai žino, kad daugybė tų kontracepcijos priemonių jos jau veikia ir kaip abortą, kaip žudančios medžiagos. Ir kad tą nuslėpti, netgi sąmoningai keičia apibrėžimus gyvybės, kada mes žinom jau po to momento, kai susilieja vyriška ir moteriška ląstelė, kai susiformuoja unikalus, nepakartojamas 46 chromosomų rinkinys, kai yra jau naujos gyvybės pradžia. Taip, ji dar savaitę ar 6 dienas ir 7 dienas bus nesimplantavusi į gimdą, tačiau jau tuo metu kai kurių kontraceptikų, vadinamųjų, kabutėse kontraceptikų veikimas prasideda, veikimas ir gamintojai to neslepia, sako, kad reiškia gimdos gleivinė slopinama, implantacijos galimybės mažėja ir tai yra jau abortyvinis veikimas, tai yra žudintis veikimas, netgi žodinėliuose, toliau matysim pasaulinės organizacijos už gyvybę žodinėliuose, tai ir siūlo nevynioti į vatą ir vadinti tai vaisiaus žudimu, feticidiniu terminu, o kad tą pabrėžti, kad šito išvengti tiksliau, matot, jau galvojamas ir tas apibrėžimas ir gyvybės pradžia laikoma nuo implantacijos gimdoj. Ne nuo apvaisinimo, o nuo implantacijos gimdoj. Aišku, jeigu taip suformuluoja apibrėžimą, tai lyg ir išvengi, lyg ir išbėgi iš to kaltinimo, kad kontraceptiniai metodai turi abortyvinį veikimą. Dar vienas perliukas, tai būtų jau kelis dešimtmečius populiarinamas terminas saugus abortas. Ką tai reiškia saugus abortas? Saugus nuo ko? Gal nuo infekcijos, gal nuo neapgalvoto kažkokio tai grubaus medicininio veiksmo. Ta prasme galbūt, bet jis niekad nebus saugus vaisiui, kada jis iš principo jau tą vaisių žudo, iš principo tą užsimezgusią gyvybę sunaikina. Tai vėlgi, ar turim teisę vartoti tokį terminą? Galbūt reiktų sakyti tiesiai šviesiai, kaip ir yra. Ne tai saugus, bet jisai tiesiog legalus, atliekamas licenciją turinčio įstaigoje, specialisto turinčio tam tikrą klasifikaciją. Ta prasme teisiškai kaip ir būtų teisybė, bet tikrai nepriimtinas čia terminas saugus abortas. Dar vienas perliukas - medicininis nėštumo nutraukimas, arba jeigu medikamentas, taip sakytume, sinonimas vaistas, tai kaip ir išeitų vaistinis nėštumo nutraukimas. Vaisto apibrėžimas tai yra medžiaga, kuri pasižymi tam tikromis savybėmis teikiančiomis žmogaus ligoms gydyti arba profilaktikai. Vaistas gali sukurti, koreguoti arba modifikuoti žmogaus fiziologinės funkcijas. Bet jeigu tas vaistas skirtas žudyti gyvybei, tai ir vadinkim, kad tai yra nuodas. Taip,
yra nuodų pasaulyje, naudojami vienokiais ir kitokiais tikslais. Tai jeigu mes naudojam kažkokią tai cheminę medžiagą nutraukti gyvybę, tai matomai tai ir reikia įvardinti, kad tai yra mifepristonų sukeltas nėštumo nutraukimas, cheminėmis medžiagomis indukuotas ir žodžio vaistas, žodžio medikamentas tikrai čia šitoj vietoj neturėtų būti. Ir dar vienas aspektas, kurį sąmoningai truputėlį prašaukau, nepageidaujamas, norimas, nenorimas nėštumas. Vėlgi slidi tema, be abejo, emocinis terminas. Taip, gražu, kada tas vaikas laukiamas, kada mama svajoja, tikisi. Ne viskas gyvenime taip gražiai susiklosto ir kaip minėjom ir kaip jau minėjo ankstesni pranešėjai, būna ir įvairios ligos ir kokie genetiniai momentai. Ateina ir to skausmo, ir nepasitikėjimo, ateina ir socialinės, ir krizinės situacijos, tačiau taip dėlioti visą šitą pageidavimas, nepageidavimas, šią minutę, norimas, nenorimas, tai būtų tas pats, kas pagal emocinius sviravimus, kas pagal nuotaikos sviravimus, kurio koja atsikėliau iš lovos, pradėti rūšiuoti žmonės. Vat štai tie bus norimi, tuos gimdysim, tie nenorimi, tie negimdysim. Matomai nepageidavimas nėštumas terminas irgi neturėtų būti taikomas. Situacijos, kurios yra keliančios iššūkių, keliančios skausmo, turbūt ir reiktų vadinti kaip krizinio nėštumo situacijos. Ir krizinis nėštumas, taip, galėtų būti terminas, kuris puikiai apibūdina tas jau nelengvas situacijas. Na, o kai susiduriam su konkrečiom nėštumo pradžios situacijom, labai liūdna skaityti ir vaistų apibūdinimus Citoteko, to cheminio aborto, indukuojamo cheminio aborto prašymus, kada naudojami terminai, kad štai pasišalina nėštuminiai audiniai, stebimas kažkoks tai embriono ar pasišalinusių nėštuminių audinių pasirodymas ir tie audiniai gali turėti praeinančius gyvybės požymius. Čia sąmoningai tokį perliuką iš instrukcijos prieš 20 metų buvau radęs. Tai puikia iliustracija, kaip kartais gamintojai stengiasi įvynioti, jau čia tiesiog neto žodžio prasme, įvynioti žodžius į vatą, kad paslėpti esmę. O esmė tai yra abortyvinė medžiaga, cheminis abortas ir gal mes jo ir neslėpkime. Na, kokia tai galėtų būti tikslesnių terminų naudojimo praktika? Tai kaip ir minėjau, galbūt vietoj reprodukcinės sveikatos lietuvių kalboje turime puikius pakaitalus kaip moters sveikata, vyro sveikata, šeimos vaisingumas. Vietoj reprodukcinių organų tai ir naudokime, kaip ir anksčiau naudodavom, lyties organai, lytiniai organai, vaisingumo sistema, medikamentinio nėštumo nutraukimo, kaip sakiau, tikrai neturėtų būti, o jeigu jau yra reikalas įvardinti šitą situaciją, tai ir vardinkim cheminių abortų, vaisių žudantis chemikalas, embriotoksinė medžiaga. Nepageidavimas nėštumas, kaip minėjau, krizinis nėštumas, tai puikiausia pakeistų ir realiau turbūt atspindėtų situaciją, kuri iškyla gyvenime. Na ir dėl termino nėštumo nutraukimas, kada mes verčiam iš aborto, irgi bandom sušvelninti, tačiau vėlgi už gyvybę asociacijos žodynėliuose tai sako, gal ir neverta labai apgaudinėti ir
abortas yra tai, kas abortas, ką visuomeniai puikiai supranta ir naudojam, o nėštumo nutraukimas, sakykime, tais atvejais, kada širdelė jau neplaka, yra kraujavimo situacija, yra tokio savaiminio nėštumo nutraukimo situacija. Tai tada tas jau medikamentinis vaisiaus išstūmimas ar chirurginis vaisiaus išstūmimas ir galėtų būti vadinamas nėštumo nutraukimu. O tuo tarpu abortas, kada mūsų, reiškia, ar tai šeimos, ar jau, reiškia, pasirinkimų medikams atliekant nustojama, nužudoma ta gyvybė, tai ir gal nereiktų versti nėštumo nutraukimo, o vartoti aborto terminą. Apibūdint tą jautrią situaciją, kada vaisius jau yra žuvęs, dėja, tenka ir taip įvardinti, turbūt tikslingiausia būtų sakyti širdies plakimas, neplakimas ar nestebimas širdies plakimas, tai gal šiek tiek švelniau skamba, bet esmės nekeičia. O kraujavimas nėštumo metu, kada mes neturim dar aiškios diagnozės, irgi turbūt gal nereiktų vartoti gresiančio aborto termino, tiesiog, sakykime, kraujavimas, o paskui aiškinkimės, kas ten už to slypi. Na ir pabaigai, lietuvių kalba, manyčiau, tikrai nereikia vengti tos lyties įvardinimo ir nenaudoti lyčiai neutralios kalbos, nes vėlgi ta genderizmo filosofija, socialinės lyties tapatybės filosofija, tai yra kažkas tai irgi išeinančio iš sveiko proto ribų ir be biologinės lyties nebūtų viso kito ir tos biologinės lyties nereikia vengti. Na, o pabaigai dar kartą iliustruoju tą skaidrę, kad mūsų mąstymas, mūsų kalba formuoja mūsų pasaulį, formuoja mūsų visumą. Kalbėkim, formuokim pasaulį ir formuokim teisingai. To aš jums ir linkėčiau.